Diena su mumis Kambodžoje. Puikus pusryčiai viešbutyje ir kas kaifas Azijoje, tai pusryčiams yra sriubos. Šiandien važiuojame prie ežerų, susipažinome su mūsų naujojo vairuotojai, įsikeitėme pinigų ir šokome į ilgą kelionę vaizdingais keliais. Pamačiau būdario $70, jie jau buvo mūsų tuktukė. Už $22 pasirodo gavome savo valtį ir savo vairuotoją, įsiropštėme ir išplaukėm žiūrėti žvejų kaimelio. Pats ežeras reitinguoja metu 350 kartų didesnis negu mūsų Drūkščiai. Viduryje ežero padaryta atrakcija turistams, galima pavalgyti vietinės žuvies, pažiūrėti į kankinamus krokodilus. Čia neužtrukome, išplaukėme atgal namo. Keliu apžiūrėjau sraigės su pipiriukais, vairuotojas paragavo ir grįžom smagiai gert kavytės ir vėl pietauti mūsų pamėgtą indiško restoraną. Vakaras baigėsi puikių masažiukų, Milda pasidarė aromatinį, o aš khmerų tradicinį, panašų į tailandietišką, kur tave minko, laužo ir tempia. Abu gavosi $50 prieš miegą, naujas viešbutis salose.